Sveiki, už mano nugaros Volį 435, banginis. Darau trumpą komentarą, kuris gali būti naudingas žmonėms, kurie planuoja įsigyti tokią valtį, iš polietileno tvirtą valtį ir sukomplektuoti ją su nuotoliniu valdymu. Meistrai mūsų servise sumontavo maksimaliai leidžiamo galingumo variklį, 30 arklio galių. Tohatsu pasirinkom. Nuotolinio valdymo konsolė pastatyta labiau į centrą, tam, kad šitoj pusėje tilptų daiktų dėžutė. Kai kurie užsakovai rinkdavosi šitą konsolę priglausti visiškai prie dešinio borto, kad tenais būtų didesnis praėjimas. Bet ir šiuo atveju praėjimas yra pakankamas, o šita dėžutė dešinėje pusėje yra labai patogi susidėti kažką tai, kas būtų vairininkui po ranka. Kaip žinia, vairininkas dažniausiai būna tas žmogus, kuris viską organizuoja savo laive. Taigi, galiniai dėžė yra įdėtas kuro bakas. Dar čia yra šiek tiek vietos kažką pasidėti, kitus dalykus. O kairioji dėžutė yra analogiška kaip ir dešinioji, ten taip pat galima viską susidėti. Pastatytas masės išjungėjas, tachometras, vairo mechanizmas, viskas yra pravesta per grindis, čia per centrą, jokių kabelių nėra išoriniai daly, nesimato, visai estetiškai gaunasi. Štai čia va matosi, kaip viskas atvesta vairavimas, kūras, elektra, rėlingai. Štai šitie rėlingai, tokia buvo mūsų improvizacija, tokia atėjo idėja, kad panaudoti tam tikras detalės ir nupirkom nerūdijančio plieno vamzdį ir visai fainas rėlingiukas gavosi, ant kurio galima pasistatyti kažkokią įrangą, yra specialūs laikikliai. Įdėtas dangtelis. Dangtelis įdėtas tam, kad perspektyvoje žmogus planuoja pasidėti štai čionais plokštę, ant kurios užsidės GPS inkaras. Bet čia bus kažkada tai. Valtelė yra iš polietileno. Jinai tvirta, bet jos korpusas turi tam tikrų specifikų. Ir už tai reikia parinkti priekabą štai tokios konstrukcijos. Tai yra Brentex 500 BS. Dažnai tokios priekabos naudojamos pripučiamom valtim, bet tokios priekabos gamintojai rekomenduojamos valtims iš polietileno. Didelė svorio dalis tenka būtent ant šitų gulekšnių, o ritinėliai naudojami, arba kaip sakyti, jie įsidarbina tuomet, kada reikia mum valtį stumdyti ir leidinėti į vandenį. Tai va čia irgi pastatėm ilgesnės tas vadinamas supinės, kad jinai būtų lengviau užtraukiama ir lengviau įleidžiama į vandenį. Na, laiptelių tokių uždėjom, pakopų tų vadinamų, kad būtų galima eiti per rėmą ir įleisti patogiai arba susigaudytą valtį išsikelti iš vandens, užsitempt. Tai va, dar parodysiu. Dangtelis yra, štai čia mūsų tokios durelės įdėtos, meistrai idėja, kad būtų galima čia pastatyti akumuliatorių. Štai čia yra starterinis akumuliatorius. Jeigu reikėtų montuoti dar papildomą akumuliatorių skirtą GPS inkarui arba echolotui, tai dar yra priekinė dėžutė šita, jinai gana talpi yra. Arba reikia ieškoti tada vietos iš vienoje iš šitų šoninių dėžučių, kur galima įdėti, parodysiu polietileno storį. Pasižiūrėkit, koks polietileno storis. Čia kai tą dangtelį statėm, tai va šita detalė yra išpjauta. Tikrai valtis nelengvos, bet už tai gana storos medžiagos. Dar porą žodžių. Štai va čia, va matot, yra tokia briaunelė suformuota. Tai yra žmonių nusipirkusių štai šitą modelį 435, 380 panašiai tokį dizainą turi. Tai va šitoj daly galima padėti suformuoti tokį papildomą denį, tokį paaukštinimą, kas anksčiau būdavo madoj twitchingui atsistoti anksčiau, gal ir dabar yra žvejojančių tokiu metodu, ne visi liveskopai žvejoja. Tai vienu žodžiu, ir atsistoti patogu, ir pasidaryti kažkokį tai pliažą, galima įsidėti dangtelius, galima pasidaryti įėjimą pro čia, aš gal pridėsiu prie šito video žmonių padarytų nuotraukų, jeigu surasiu, turėčiau surasti. Kaip galima dar patobulinti, patiuninguoti šitą valtį, pagerinti jos funkcionalumą ir ergonomiką. Tai va, tai tiek trumpai apie šitą valtelę. Ką domina, mes patarsim, pakonsultuosime,
Padėsime susikomplektuoti. Valčių turime. Štai kaip atrodo vairininkas prie vairo. Tai visiems geros dienos, nei žvyno, nei uodegos.